Gerai, sveiki visi. Ačiū, kad įsijungėte mūsų Success Deniai podcastą. Šiandien svečiuose turime Andrių Užkalnį. Tai sveiki Andriau. Labas. Ir prisistatyk tada, kas tu, kuom tu užsiemi ir kas vyksta pas mus gyvenime. Žinai, čia dažniausiai užduodamas klausimas yra realiai. Todėl, kadangi aš gyvenime darau tikrai daug visko, tai žmonėm atrodo, kad kažkuris vienas dalykas turi būt pagrindinis. Aš tai šiaip sakau, kad aš turinio kūrėjas ir aš kuriu tą turinį, kur papuolė. Tai prasme, nuo savo žurnalo, savo podcastų, rašau Delfi, rašau Lietuvos rytą popieriniam, rašau pas Facebook'e, ten, vėl žodžiu, visai įžeidinėjau žmonės, ten rašau Substack'e, rašau buvusiam Twitter'e, tai yra X'e, rašau netgi Threads'uose, bet Threads'uose pagrindė tik rašau, niekada neskaitau, ką apie mane rašo, nes ten yra maždaug toks pat registras, kaip, yra dvi grupės, kurios manęs labiausiai nemėgsta. Tai vienas dalykas žmonės, kurie yra tikriausiai, kuriem yra apie 20-25, todėl, kad aš manau, kad jiem atrodo, ta prasme, jie taip mato, kad aš esu senis, kuris bando kažką tai vaidint, jaustis temoj su jaunais žmonėm, ir yra didelė grupė pensininkių, kurios įsivaizduoja, kad jaunimas iš manęs išmoksta keiktis ir negražiai kalbėti. Aš jums sakiau ne kartą, kad žinokit, tikrai ne iš Užkalnio tie žmonės išmoksta keiktis. Nesvarbu. Tai va. Tai aš esu turinio kūrėjas. Aš kai kada reklamuoju ir endorsinu daiktus. Taip pat žinomiausias dalykas, aišku, yra koldūnai. Šituos žino visi, ir maži, ir dideli. Aš rašau, tai, ką aš rašau apie restoranus, tai čia irgi yra turinys. Iš esmės, juk žmonės, labai mažai žmonių skaito, kad paimkim Užkalnį ir paskaitykim ir tada mes žinosim, kuris restoranas geras, kuris yra blogas. Tokia idėja yra. Šiaip žmonės skaito dėl pramogos. Žmonėm patinka pramoga. Vieniem patinka pastumt, kitiems šiaip patinka skaityti apie maistą. Tai va, tuo aš ir užsiimu jau daug metų. Praeitie aš užsiėmiau irgi labai daugeliu dalykų. Aš tikriausiai didesnę, apie pusę savo gyvenimo ir didesnę dalį sąmoningo gyvenimo pragyvenau užsienį. Aš ilgiausiai gyvenau Anglijai, 16,5 metų. Aš gyvenau Amerikoje, Italijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Portugalijai. Va. Tai va taip, mano gyvenimo viso svajonė buvo, kadangi, kai aš gyvenau Britanijoje ir dirbau BBC, tai vis tiek tai buvo darbas pririštas prie darbdavio. Ir tai yra, žinai, pats blogiausias dalykas būti pririštam prie darbdavio, kad tu turi kažko tai kito atsiklausti, kada yra tavo atostogos, kada tavo yra laisvos dienos ir kada tu turi ateiti ir kada tu gali išeiti namo. Tai aš, kai palikau darbą BBC 2011 metais, mano buvo ne tai, kad toks pažadas, bet toks lūkestis, ir kol kas taip ir yra, kad aš nebedirbsiu niekada kažkur tai ofise, kur man kiti sakys, kada man reikia ateiti ir ar aš galiu išvažiuoti, ar aš negaliu išvažiuoti. Tai va taip. Tikriausiai čia toks platus atsakymas į trumpą klausimą. Labai gerai. Gerai, o tada, kaip užsiminėt apie žurnalistiką, kiek metų buvo ir kaip prasidėjo jūsų visas kelias į žurnalistiką? Koks nuostabus klausimas. Aš mokiausi Vytauto Didžiojo universitete, buvo pati pirmoji laida, kai jisai buvo tik tai atkurtas. Man buvo metų
aš manau, arba 18, arba tik suėję 19. Nu, vat maždaug, man atrodo, skaitykim, kad 19 man buvo metų. Ir aš mokiausi VDU, kuris buvo tada, aš ėjau humanitarinius mokslus. Ten niekas nebuvo susiklostę, ten aš nežinau į ką, su kuo galima palyginti, kad šiandien žmonės suprastų, kaip tai atrodė. Tai aš palyginimui pasakysiu, kokia gatvės muzikos diena yra žymiai geriau organizuota, negu tada buvo organizuotas Vytauto Didžiojo universitetas. Kas ką norėjo, tas tą dėstė. Dar būdavo įdomu, kad dar egzaminus padarydavo. Bet šiaip tai buvo visiškas toksai, totali, ne tai, kad laisvė, bardakas iš tikrųjų. Todėl, kad, pavyzdžiui, ten prie Kauno VDU, prie Karo muziejaus yra Kauno menininkų namai. Ir mes ten, kai būdavo tarpai tarp paskaitų, tai eidavom ir, vartodavom, kas, jeigu pinigų nėra, tai kava, o jeigu pinigų yra, tai ko nors ir ten ką bufete pilsto. Nedarykit šito niekada, gerbiami žiūrovai, taip negalim. Va, ir sutinki dėstytoją prieš paskaitą, kuris irgi atėjo tenai, pasišildyti. Nes atvažiavo iš Vilniaus, ta prasme, jisai ten sėdi, nuobodžiauja. Nenuobodžiauja, bet va. Ir sutinkam jį. Ir mes sako, mes pas jūs į paskaitą atėjom, ta prasme. Tai sako, tai darom paskaitą čia. Sakom, o kaip kiti, kurie nežino, kad menininkų namų bufete. Sako, jie kitą kartą ateis. Tokie buvo dalykai. Tai va. Aha, atsipūtė visi labai. Buvo labai, ta prasme, atsipūtę, tai yra ne tas žodis, ta prasme. Bet šiaip Lietuvoje, tokie atsipūtę laikai buvo iš viso. Diplomatai ir ministrai buvo kas 28 metų, kas ten 30. Ta prasme, realiai žmogus vos baigęs kažkokius mokslus išvažiuodavo ten ambasadorium į kokią Vokietiją. Ta prasme, tai nerealūs dalykai buvo. Mano buvo vienas pažįstamas iš tų laikų. Aš čia nueinu į istorijas, kaip koks čekuolis amžinatilis, bet vis tiek. Mano vienas buvo pažįstamas, jisai buvo Britanijos konsulas Londone. Jisai buvo toks jaunas, kad kai jisai nueidavo į tuos ten konsulo akredituotų, Londone vakarėlius, žmonės, kai išgerdavo savo drinką, tai manydavo, kad jisai iš patarnaujančių, nes jisai labai jaunas buvo, ten duodam tuščią taurę, rinksiu maždaug. Va, ir buvo tada toksai dalykas, vadinosi, LRT buvo toks produktas, vadinosi Vilniaus radijas užsienį. Tai buvo senas sovietinis formatas, kažkada buvęs propagandinis, trumposiom bangom Lietuvos radijas transliavo 30 minučių angliškai, 30 minučių lietuviškai. Tai buvo įkurta dar senais sovietiniais laikais. Lietuviškos laidos, tai kad plaut smegenis emigracijai, lietuvių emigrantams, ten Kanadoje, Australijoje, Amerikoje ir visur kitur. O anglų kalba, kad visiems pasakot, kaip gražiai gyvena sovietų Lietuva, kiek mes daug pasiekė ir viskas. Paskui, kai jau buvo laisvė atėjus, jau kontrolės jokios nebuvo, bet tie žmonės, kurie darė tas laidas, jie buvo, pakankamai profesionalūs ir jie taip niekam nesakė, iš to padarė normalų radiją. Tai maždaug tam dar tokiam užsistovėjusiam senam LRT buvo viena redakcija, kuri darė visiškai ten tokias laidas, kurios buvo labai inovatyvios pagal anuos laikus ir ten pasakoti mokėsi iš BBC, iš Amerikos balso ir viską ten. Ir aš klausydavau jų angliškas laidas vakarais, tą 30 minučių. Ir ten tokia nebuvo sudėtinga anglų kalba. Ir mano anglų kalba buvo tokia bazinė, sakykime. Aš pagalvojau ir aš taip noriu ir moku ir galiu taip daryti. Aš irgi galiu taip daryti. Tai aš susižinojau jų telefoną, aš paskambinau. Ir ten išėjo tokie dalykai, kad mane tiesiai sujungė su LRT ten viso pavaduotojų. LRT pavaduotojas, aš paskambinau, aš čia noriu dirbti.
Jisai nieko nesuprato, ten sako, aš to jūs sujungsiu su tos redakcijos vedėjimu. Sujungė. Čia sako, jaunas žmogus atėjo ir nori dirbti. O ten suprato, kad skambina generalinio pavaduotojas, kad čia, ryškiai kažkieno tai vaikas atėjo ir reikia priimti darbą, nes valdžia taip pasakė. Taip pasakė, ateikit paklausysim jūsų. Manęs paklausė angliškai kalbančią. Sako, į eterį dar anksti. Bet sako, galite pabandyti žurnalistinio darbo, jeigu nori. Tai davė magnetofoną kasetinį, tokį ten tipo profesionalų. Tai buvo į tą magnetofoną eidavo, man atrodo, tai 6 ar tai 8 sunkios tos C batareikos. Ir sako, eik, padaryk kokį nors reportažą. Tai nuėjau, pirmas mano reportažas buvo iš šunų parodos Vingio. Šitam ne Vingio parke, Kalnų parke. Aš nieko nemokėjau, tai taip, kai eini ir mokaisi. Tik tiek, kad labai daugelis žmonių nieko nemokėjo ir mokėsi eigoj visko. O kitas dalykas, aš gal buvau toksai vis tiek ten jauniausias ir mane labai geranoriškai kolegos žiūrėjo ir mane visko mokė. Tiek radijinės anglų kalbos, tiek kaip medžiagas rašyti. Tai va tai va ir buvo. O paskui, kadangi Lietuvoj buvo prasidėjęs sąjūdis, atgimimas ir visi dalykai, labai daug važiavo užsienio žurnalistų į Lietuvą. Ir aš su jais dirbau kaip tas vadinamas fikseris ir interpretas. Tai reiškia, fikseris, tai tu jiems organizuoji, parenki ir patari intervus ir filmavimus ir lokacijas ir viską pats sugalvoji. Ir dar verti, kadangi, ten atskiram vertėjui tai nėra biudžeto. Ir aš tada dirbau su labai daug amerikiečių, britų, australų, ten ir filmavimo grupių, ir radio korespondentų, ir laikraščių, ir visko. Ir, tiesiog žiūri į juos ir pamatai, kaip jie dirba. Ir tiesiog mokaisi stebėdamas, iš visko. Tai paskui, kai 93 metais ar 94, aš jau turėjau darbo pokalbį važiuoti į BBC, ten praėjau kelias atrankas, paskui atvažiavo žmonės į Vilnių. Tai aš nepaisant savo jauno amžiaus, man buvo 23 metai, bet mano CV tai buvo kaip pensininko, nes aš buvau visur dirbęs. Aš galėjau vardinti, ten Laisvosios Europos radijas, Vatikano radijas, Boston Globe, Washington Post, ten dar, sakau, aš ir su BBC dirbęs. O jie tokie, su kuo tu BBC dirbęs, mes visus čia, žinai, mes visus pažįstam, išvardinam. Tai toks, taip pat ir prasidėjo. Paskui viskas nuėjo taip, paskui aš dirbau savo 16 metų, kaip jau sakiau, su pusė BBC, aš pradėjau nuo Lietuvos žiniasklaidos stebėjimo, nes mano darbas buvo monitoringas, žiniasklaidos stebėjimas, tarptautinės žiniasklaidos stebėjimas. O paskui nuo Lietuvos aš nuėjau prie kitų šalių, aš dirbau prie buvusios Sovietų Sąjungos, dirbau prie Centrinės Azijos, Irano, Kaukazo, Afrikoje dirbau, Vakarų Afrikoje, Ganoj. Kelis mėnesius reikėjo naują biurą daryti tenai, tai irgi mano buvo darbas. O paskui pradėjau vis daugiau rašinėti Lietuvoje. Pradėjau pirmiausia rašyti Lietuvos rytą, paskui toks buvo žurnalas Istorijos, tai rašyti kelionių dalykus, paskui daugiau pradėjau Lietuvos rytą ir tada pasirodė man jau kokiais 2009-2008 metais, kad aš realiai Lietuvoje uždirbu daugiau negu aš Anglijoje. Mano lietuviškoje banko sąskaitoje būdavo daugiau pinigų negu mano angliškoje ir Lietuvoje pradėjau darytis didelis toksai ir svarbus kankorėžis, reiškia, čia mane visi pažįsta irgi. Žinai, kai tau yra virš 30 tik tai metų ir išminties ypatingai didelės nėra, tai pradeda atrodyti, kad čia labai cool, žinai, kad
tai visi pažįsta, Jo, vertina, visi žino, visi kviečia, žinai, mato, jo. paskui, kai parašai knygas, važinėjai susitikimų su skaitytojais, tu esi jau rašytojas, žinai, bibliotekose, ateina, klausimus uždavinėja, gėlės dovanoja, žinai, pasirašinėja knygą. Čia, toks fleksas yra, kad, ta prasme, labai greitai stogą nuneša. Žinai, manau, kad man nunešė stogą, bet man tiesiog pasirodė, kad, žinai, po 16 metų darbo, kuris buvo didelė dalim buvo, iš dalies buvo redakcinis, bet jisai buvo vis daugiau administracinis, vadovaujantis ir dar kažkas. Tai nėra pats įdomiausias dalykas, juo labiau žmogui tokio būdo kaip aš. Todėl, kad labai aukštai lipa ten vadovavimo laipteliais, tai tie, kurie sugeba patylėti, tie, kurie sugeba, žinai, nieko neįžeisti ir taip toliau. O man vis arba kas nors išsprūsta, arba kokį bairį pasakau, žinai, ne politiškai nekorektišką ten per kokį posėdį, žinai, žmonės nepatogiai pasijunta, bet jau pradedi jaustis, kad tu nesi kaip jau į direktorius tave ko gero neims, žinai, ta prasme. Skyriaus vedėjas dar, žinai, ypatingai, jeigu reikia ten daryti kokius darbus, kurių kiti nenori daryti, bet jau aukščiau čia net netoks. Ir aš pats jaučiausi, žinai. Manęs dažnai klausia, ar aš ne... Žinai, žmonės visą laiką įtarinėjo, kad čia Užkalnis ruošiasi eiti į Seimą, kad į politiką norės eiti. Nes yra dalis žmonių, ne jaunų žmonių, tokie kaip tu ar vat, operatorius ar dar kažkas, tai ne tie žmonės, bet yra dalis žmonių, kuriems Seimo nario darbas atrodo visiškas, topinis pasiekimas gyvenime. Dėl to, kad ten jau nebėra ko norėti. Ta prasme, ir čia dar iš senų laikų liko toks prisiminimas, kad ir algą gauna didelę. Ir turi mašiną nemokamą, Volkswagen Golfą, ta prasme, antros laidos. Ir nes pirmą kartą, kai jiems visiems nupirko vienodus Golfus. Čia paskui pradėjo pirkinėtis, kas ką nori, ir ten rodyti, kas ką gali. Va. Ir telefonas dar mobilus, ir galima į užsienį skambinti. Ten kokia teta ateina pas savo ten giminaitį, kuris yra Seimo nario padėjėjas, kad iš Seimo gali paskambinti savo vaikui ten, kuris dirba Airijoje, už daug nemokamai. Tokios privilegijos iš viso gyvenimo. Va, ne, iš tikrųjų man tai siūlė 4 partijos per mano gyvenimą pas juos ateiti. Nežinau, ką jie galvoja, ta prasme, nes aš nemanau, kad būtų jiems didelės naudos iš tokio žmogaus, ta prasme, su jo pasisakymais. Bet aš niekada nenorėjau. Ne. Man labai patinka, kad aš galiu ypatingai nieko nepriklausyti, išskyrus savo skaitytojus ir žiūrovus ir klausytojus. Okay. Aš dabar kaip tik norėjau klausti, kitas klausimas turėjo būti apie kritiką, daug jos lauk, bet kaip supratau, kad nemažai sulaukė, tai kaip su ja tvarkaisi ir ar nebuvo kažkada momentų, kai jau taip visi aplinkui heitino, kad jau norėjosi vos ne viską mesti? Ne, žinai, su tuo kritiku ir heitu, su kritika ir heitu, kiekvienas žmogus praeina per maždaug vienodą kreivę, tik tai vieniem ilgiau užima, kitiem trumpiau, bet visi praeina per tą patį. Iš pradžių, kai tave pradeda kritikuoti, tai pasidaro žiauriai faina, nes, žinai, mane kreipia dėmesį, čia yra dėmesys, aš esu įvertintas. Nesvarbu, kad jie kritikuoja, nesvarbu, kad jie čia ką jie apie mane rašo, man kaip nuo žąsies vanduo, žinai. Žinai, čia jūs tik tai davai mėtykit man, žinai, aš dėjau. Paskui po kurio laiko pradeda matytis, kad vis dėlto čia, kaip sakydavo mano amžinatilsį redaktorius iš verslo klasės ir toksai, kaip vienas iš mokytojų, Aurelijus Katkevičius, žodis turi galios, žodis iš tikrųjų turi galios. Ir kai žmonės sako mums, ar man, ar bet kam iš mano kolegų, tiesiog nekreip dėmesio,
Tai aš jiems sakau, kad jūs nelabai suprantat, apie ką šnekat, nes jeigu tave vieną kartą pavadina ten ar bebro, ar storas, ar durnas, ar, ta prasme, nupezęs, ar dar kažką, tai vieną kartą ar 5 kartus, tai absoliučiai gali nekreipdėmės. Tai jokio nėra skirtumo. Kai tave pavadina tuo pačiu 500 kartų, tai kažkas tai pradeda darytis. Pradedi suprast, kad, jeigu tu toliau šitą dalyką įsileidinėsi, tai tau jau bus blogai. Tada pasistatai aplink save sieną. Pradedi iš tikrųjų nebereaguoti. Kaip įsivaizduoji, kaip kamuoliukai atšokinėja aplink tave stiklinę sieną, ten žinai gali mėtyti ir kamuoliukai atšokinėja. Problema tada atsiranda tokia, kad kai tu nuo visų atsiriboji ir nieko nebeklausai, ką tau sako, tu ne tik heiterius atriboji, bet tu atriboji ir protingus dalykus. Tu atriboji ir tuos dalykus, kurie tave, normaliai reguliuoja, nes mums kažkiek tai įvertinimo ir feedbacko visą laiką reikia. Mums reikalingas atbulinis ryšys gyvenime. Kitaip mes būsim, pasimetę. Žinai, jeigu tu išeisi į lauką ir staiga nebus nei namų, nei saulės, nei medžių, nei nieko, tu nesuprasi, kur tu esi, kaip tu susiorientuosi, žinai, tu savo ten kompaso galvoj neturi, gal kažkokią tai turi, bet dar nesutikau žmogaus, kuris mokėtų juo naudotis. Bet tu iš karto nesiorientuoji. Ir tada tokia susidaro situacija, kad tu neklausai nieko ir tas vadinasi žvaigždžių liga. Tas ir yra žvaigždžių liga. Todėl, kad tu pirmiausia dėl gynybos atsiriboji ir paskui pasidarai visišką šiknaskylę arba esalą, iš tikrųjų. Aš atsimenu, man buvo tas periodas, aš apie jį jau esu pasakojęs, tai buvo pakankamai baisu, žinai. Ten į duris paskambina, žinai, draugė man sako, čia kurjeris kažką atvežė, aš sakau, aš neįsiu netidarinėsiu, aš su kurjeriais nesišneku. Tai, žinai, gerai, kad manęs tada iš namų neišvarė. arba, žinai, atvažiuoji į kažkokį tai, uždarą teritoriją, ten rezortą kažkokį tai ir ten yra vartai ir ateina apsauginis su savo tuo klipbordu, žinai, pasižiūrėti, ar čia, žinai. Ir aš nuleidžiu langelį, jisai pasižiūri, sako, kokia pavardė. Aš tyliu. Ką tu, bybis, nežinai, kokia mano pavardė, ką tu klausinėjai, ką tu sau leidai, supranti, žinai, maždaug. Tai, čia tokie, aš nepasakysiu, kad daug tokių epizodų buvo. Paskui vis dėlto, žinai, aš turėjau artimųjų, aš turėjau žmonių, kuriems aš rūpėjau, kurie grąžina, žinai, į teritoriją. Bet iš tikrųjų, tai kai mes skaitom apie kokios nors dabarties arba artimos praeities žvaigždės, kaip, pavyzdžiui, ten kokia modelė Naomi Campbell, kuri vėluodavo į fotosesijas, žinai, po 3-4 valandas. Ir visi laukia, nes jinai žvaigždė, žinai. O jinai vėluoja, nes, jinai jau turi sutrikimą ir jai reikia, kad būtų tokiam dėmesio centre. Nes, supranti, jinai pavėluoja 4 valandas, visi jos laukia, reiškia, kad jinai svarbi, žinai. Čia mums reikia tokių, žinai, patvirtinimų. O paskui tai pradedi reaguoti, net nereaguoti, o paskui pradedi tai studijuoti ir tada pasidaro labai, labai gera. Todėl, kad aš nemažai pats esu mokęsis apie psichologiją. Ir tada žiūri į tuos žmonės su jų sunkumais, su jų traumomis ir bandai suprasti, kodėl jisai čia taip ant manęs puola. Nes kiekvienu atveju tas heiteris, jisai ištalpina kažkokį tai savo netikrumą, savo traumą, savo nerimą, savo nesaugumą kažkokį, tai jisai projektuoja ant tavęs. Aš galiu paprastą labai pavyzdį parašyti. Kad dažniausiai, ką žmonės rašo komentaruose, vienas dažniausių dalykų yra, tu niekam neįdomus. Tavęs niekas neskaito. Kas rašo tokius komentarus?
dažniausiai tie žmonės, kurie išgyvena iš tikrųjų per ilgus mėnesius ir metus dažnai egzistencinę problemą, kad jie niekam nerūpi. Kaip pavyzdžiui, žinot, kaip mes pasijuntam, kai mes ateinam kažkur tai į restoraną, ar į barą, ar dar kažką tai, ir padavėjai pro mus varinėja kaip pro tuščią vietą. Nu, nes jie turi kitų dalykų ir jie tiesiog renkasi tavęs nepastebėti. Ir tu jautiesi, kad aš esu tuščia vieta ir aš neegzistuoju. Arba kur nors poliklinikoje lauki su savo numeriuku, kol ten numeriukas išsišvies ir pro tave ten varo ten babytės. Aš tik pasaklaustu tenai, tu, ten maždaug landžioja viskas ir tavęs nepastebi. Mes nuo to pradedam labai blogai jaustis. Ir reikia nepamiršti, kad labai daug žmonių gyvena visą gyvenimą taip. Dirba kažkam tai darbe, kur jie nesijaučia nei vertinami, nei svarbus, kur visiems yra dzin, ta prasme, ar jie yra, ar nėra. Ir ten vienintelis dalykas būtų, jeigu jie pasijunta svarbus tik tai tada, kad jeigu jie, pavyzdžiui, turi kokį raktą nuo sandėlio, ir kažkam tai reikia į sandėlį, jisai neturi rakto, tai tada jisai ieško, kas turi raktą. Vat tada Kęstutis pasidaro svarbus labai, nes jisai turi raktą nuo sandėlio. Bet jeigu jisai neturėtų rakto nuo sandėlio, visi vieną dėję, tris mintį ant jo, ta prasme, jisai neegzistuoja. Tai vat, ir kai pradedi analizuoti tos dalykus, žiūrėti į juos, tiesiog stebėti, tai pasidaro labai ramu, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus koksai, nežinau, šuniukų elgsenos specialistas, dirba su įvairiais traumuotais šunim, kurie ten gali ir pulti, gali ir agresyvūs būti dėl savo visokios ten skausmingos praeities, tu juk neimsi pykti ant tų šuniukų, kad jie puola, ta prasme, ten barti arba bausti, kad jisai toksai yra. Dėl kažkokio priežasčių. Galbūt atsimeni periodą pas savęs gyvenime, kiek tu maždaug metų buvo, kai patyrei tą didžiausią heito bangą? Keli, žinai, etapai buvo. Vienas buvo dalykas, kad kai aš grįžau iš Britanijos ir aš pradėjau rašyti visiškai naujai, Lietuvai tai buvo nauja. Bet aš ėmiau stilių raišką, kurios aš išmokau Britanijai, iš tų laikraščių ir portalų kolumnistų, tokių kaip tas pats Jeremy Clarksonas, kuris labai ilgai šitindavo žmonės sekmadieniais, rašydamas į Sunday Times ir rinkdamasi savo visą laiką bylas ir ten svarstymus ir viską kitą. Ten, pavyzdžiui, ten buvo. Jo buvo ten tokie radikalūs dalykai. Šiandien tokių dalykų Lietuvoje neparašytum, Britanijoje ko gero irgi. Pavyzdžiui, ten Londone buvo, jisai piktinosi, kaip ir Vilniečiai piktinosi, kad ilgai remontuoja gatves, eismą uždaro, maždaug viskas išrausta ir niekas nevyksta. Ir jisai parašė vieną sekmadienį savo skiltį Sunday Times, kad, reiškia, jisai tuos žmonės, kurie daro remontus ir nieko nepadaro, tik tai išrausia gatves, juos reikėtų šaudyti tiesiog gatvėse, stebint jų vaikams ir artimiesiems. Tai ten buvo vėjo, bet dabar šiom dienom jau niekas iš viso tokio neparašytų. Aš nesakau, kad aš rašiau taip, bet aš rašiau taip, kaip buvo pakankamai neįprasta. Ir žmonės užsitrigerindavo. Pavyzdžiui, žmonėm parašai, kad ten prie Mažvydo bibliotekos surinko protestuotojų daugiau negu būna prezervatyvų po studentų bendrabučio langais. Tai žmonėms yra toks mindfuckas, kad jie nežino. Ta prasme, iš vienos pusės jų prezervatyvais kaip ir nepavadino. Jų net nepalygino, kad su prezervatyvais. Apie juos tik pasakė, kad jų yra daugiau negu. Bet kažkaip tai tas palyginimas, neskanu. Bet neskanu, baudžiamajam kodekse tokio nėra, ta prasme, kad neskanu. Ir tada žmonės prapliumpa tam tikrą verbalinę agresiją. Kitas dalykas buvo, ko gero, 2015 metais, kai pasidarė vieši mano
tuometiniai santykiai su mano draugė, kuri buvo smarkiai už mane jaunesnė ir žmonėms, tai buvo toksai, nežinau, Lietuvoj tikriausiai ir ne tik Lietuvoj, bet Lietuvoj ypatingai, nes esam vis dėlto gilumoj kažkokia tai kaimiška tokia visuomenė, yra labai svarbu, kas su kuo miega, kas su kuo išsiskyrė, kas ką paliko arba dar kažkas. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, kokios pokalbių laidos. Tai grinai skyrybos yra number one tema. Skyrybos, susipykimai. O jeigu dar ginčas dėl vaikų, tai tai iš viso čia galima. Begalinis gėrio fontanėlis. Šito galima. Va. Tai buvo tada. Daugiau kaip ir ne. Ta prasme, būna atveju, kai apie kažką tai gal nepamatuotai pasakai, neproporcingai, paskui pačiam pasirodo, kad nelabai gal fainai buvo, ar per daug asmeniška. Bet tokios dvi bangos, jeigu taip klausia, tai va čia šito. Na, o dabar unika vandens pertraukėlė. Unika. Oficialūs aksesdieniai podcast rėmėjai. Nu, o dabar grįžtame į epizodą. Gerai, dabar įsivaizduoju, kad tau yra 20. Kokį patarimą duotum savo būnant 20? Labai gerai. Neklausyti tėvų. Ne todėl, kad tėvai nori jums blogo, bet todėl, kad tėvai duoda patarimus pagal savo praeitį ir pagal tai, kaip jie buvo jauni ir kokias profesijas jie rinkosi. Ir kokius gyvenimo kelius jie rinkosi. Pagal tas aplinkybės, kurios buvo tada. Jeigu kažkam tai yra 20, aš nežinau, koks to žmogaus gyvenimas bus. Aš nežinau, ką jisai dirbs ir kokios profesijos bus paklausios. Ir aš negaliu to dalyko įvertinti. Todėl visi turim pasidaryti savo klaidas. Ir žinai, aš kuo daugiausiai aš esu susidūręs gyvenime su liūdnom pamokom, kai labai sėkmingi tėvai, gydytojai, architektai, įgavę didelį svorį visuomeniai, didelę pagarbą, didelį autoritetą, jie labai spausdavo savo vaikus, kad jie rinktųsi tą pačią profesiją. Nes mes čia žinom viską, mes tau padėsim ten ir šitą ir universitetą, ar akademiją, čia viską, aš visus dėstytojus pažįstu, ta prasme. Tai taip realiai ir būna, ypatingai, pavyzdžiui, medicinos profesijų, šito labai labai daug. Realiai tie jauni žmonės, kurių tėvai yra žinomi gydytojai, taip jie įstoja lengviau ir, ta prasme, ir juos visai kitaip žiūri. Bet labai dažnai jie paskui būna didžiulė egzistencinė krizė, jie baigia mokslus, jie įgavo profesiją, jie sunkiai mokėsi, daug dirbo. Arba daug mokėsi ir sunkiai dirbo. Ir tada jie pamato, bet profesija tai ne mano. Aš nuėjau tenai mokytis ir siekti savo tėvų svajonės, savo tėvų ambicijos, o ne savo paties. Todėl mano patarimas būtų visada sekti savo svajonę ir tikrai nepaisyti to, ką sako aplinka, nes aplinka nežino. Ir aplinka niekada neatsakys už tavo pasirinkimus. Tu visą laiką tik tai pats atsakai už pasirinkimus. Tai jau geriau, žinai, jeigu darai klaidas, tai geriau atsakyti už savo bazarą, už savo klaidas ir už savo nesąmonės, kurias pats sugalvoji. O ne už tai, ką tau kiti įkrovė, ką tau kiti padavė, maždaug imk daryk šitą. Ne, aš pats išsiaiškinsiu. Ir iš tikrųjų taip, dažnai vyresni žmonės sako,
nu jo, bet mes turim daugiau patirties, mes labiau, jo, jūs turit patirties ir tai yra tiesa, bet jūs turit patirtį apie praeitį, apie tai, kas jau buvo, apie tai, kas dar bus, mes esam dėja maždaug vienodai akli. Mes esam maždaug vienodai akli. Ir pats nedėkingiausias dalykas yra ateities prognozavimas, nes, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kas dabar darosi su dirbtiniu intelektu. Paklausinėk žmonių, visi atsisėdę, visi žino atmintinai, kas dabar bus, kokios profesijos išnyks, ką reikia daryti ir dar kažką. Realybėj pasirodo, kad niekas nieko nežino, kad viskas būna absoliučiai kitaip negu prognozuota ir aišku kitaip negu buvo. Tai, žinai, ir tą pačią rekomendaciją aš taikiau savo dukroms. Aš tiesiog, netgi tada, kai jos, pavieniui, aišku, čia individualūs pokalbiai, bet kai jos rinkos savo profesijas, jos labai norėjo, kad aš kažkur tai lyg ir nukreipčiau ar pastumčiau, ypatingai jaunesniojant, kad patarčiau. Ir aš visą laiką kaip tas, kažkoks toksai užknisantis, nuobodus, žinai, koks Google'as, žinai, kur įvedi blogą klausimą ir negali jisai to atsakyti, duoda blogą atsakymą, žinai. Aš sakau, aš nežinau, tu žiūrėk, kur tu jausies geriausiai. Nes mano įsitikinimu, kad jeigu tu išmoksti daryti beleką absoliučiai ir darai tai geriau už kitus, tu visada alkanas tikrai neliksi. Ir turėsi normalų gyvenimą. Milijonierium tapti čia jau visai kitas klausimas. Čia reikia būtent koncentruotis vien tik tai į tai, kaip daryti pinigus, į pinigų darimą. Tai yra visai kitoks dalykas, kurio aš pats neišmanau, aš mačiau žmonės, kurie moka tai daryti. Man tas dalykas nėra ypatingai patrauklus, todėl kad reikia atsisakyti visiškai visko ir kiekvieną savo gyvenimo žingsnį vertinti į tai, ar tai priartins mane prie buvimo milijonierium, arba 10 milijonierium, arba 100 milijonierium, arba taip toliau. Tai yra labai kryptingas veiksmas ir dėja nepalieka daug vietos įdomiems dalykams, kuriais aš vis dar užsiimu. Okay. Aš šiaip kažkodėl daugiausiai, kiek esu girdėjęs apie Andrių Užkalnį, tai esu girdėjęs iš Užkalnio koldūnų. Kaip sugalvojot iš vis įsivelti ir pradėti daryti koldūnų verslą? Man iš tikrųjų siūlė keli gamintojai. Pirmiausia, kodėl koldūnai, nes kiti sako, kodėl čia ne omarai arba ne žąsų kepenėlės, bet žinai, koldūnai yra masinis dalykas ir jeigu tu nori kažkiek tai uždirbti pinigų, tai reikia daryti, aišku, yra įvairių būdų, bet pagrinde daugiau pinigų yra padaroma, kai kažkoks tai nebrangus daiktas yra daromas labai masinė auditorija. Koldūnus valgo visi. Aš pasirinkau šitą gamintoją, nors man siūlė ir kiti, bet kiti kažkaip tai siūlė, sako, maždaug mes uždėsim tavo vardą, aš sakau, ten su kuo bus, ar kaip bus, aš sako, čia tau neturi rūpėti, mes tau mokėsim pinigus ir viskas. Ir man tas nelabai buvo faina, o tas gamintojas iš Aleksoto Judex, kuris gamina koldūnus mano, ten kažkaip tai rimtai pasižiūrėjo ir aš ten ir susitikinėjau ir bendravau su technologais ir mes kartu dirbom ir ten aš siūliau receptus, jie sakė, ką galima padaryti, ko negalima padaryti, paskui aišku sugalvoju, ką padaryti, tai čia dar ne viskas, turi pridaryti įvairių versijų ir tada žiūrėti, ką paims prekybos tinklai, tai visiškai priklausomas esi nuo prekybos tinklų. Čia buvo toksai, žinai, kadangi mano vardas buvo siejamas su maistu jau seniai, tai čia buvo toksai, būdas kažkiek tai monetizuoti vieną iš aspektų.
Ir man atrodo visai fainas. Jo, šiaip koldūnų verslas pelningas, apsimoka. Nu, žinai, tikriausiai labiausiai apsimoka tai gamintojui. Jo. Aš irgi negaliu skųstis, bet, nu, ten po 1000 porą įkrenta jau po visko man už šitą dalyką. Bet irgi labai esu priklausomas nuo pardavimų. Jeigu tu klausi, ar jisai yra iš esmės palyginti su kitais verslais pelningas, ne, jisai nėra labai pelningas. Pirmiausia, todėl, kad tai yra šaldytas produktas. Šaldytą produktą yra labai brangu pardavinėti. Todėl, kad parduotuviai jam reikalingi specialūs sandėliai ir reikalingos specialios vitrinos. Tu jo negali išdėti į šiaip bet kokias lentynas, kadangi jie ištirps. Tai čia pirmas yra dalykas. Antras dalykas, tradiciškai tai yra prekė, kurios Lietuvoje gaminama nemažai ir konkurencija yra labai didelė. Ir kur konkurencija yra didelė, tai aišku, iš karto pelningumas mažėja. Taip kad ne, tai nėra žiauriai pelningas dalykas, bet aš sakau, visko po biškį. Pasidarai ten. Tai lygiai tas pats kaip tikriausiai rašyti spaudai arba daryti podcastus. Nors pelningas dalykas. Taip, yra žmonių, kurie užsidirba milijonus, ne Lietuvoje. Yra žmonių, kurie ir Lietuvoje labai gerai užsidirba. Yra žmonių tokie kaip aš, kurie tiesiog labai daug visko daro. Tai iš vienos vietos 100, iš kitos 5, iš kitos 1000, vat, ir susirenka kažkiek tai biškelį. Bet, nu, ne, tai nėra, žinai, toksai dalykas, kuris geriausiai generuoja greičiausiai pinigus. Tokie dalykai, kaip, sakykime, alkoholis, ginklai, statybos, ten žymiai didesni pelnai, bet ten ir didesnės rizikos ir ten labai daug nuo ko esi priklausomas. Tu negali atidaryti automatinių šautuvų, žinai, fabriko pats, kaip entuziastas, žinai, paskui žiūrėsim, kaip čia pardavinėsim, gausim licenciją, negausim. Ne, tau turi dirbti labai didelę krūvą žmonių. Nu, su koldūnais irgi panašiai. Irgi tai ne tai, kad aš juos pats lipdau, bet tai yra žmonės, tai yra kažkas tai, kas nupirko įrangą, ją investavo, kažkas tai, kas priėmė žmonės į darbą, kažkas tai užpirkinėja medžiagas, sandėlius, pastatus. Visi tie dalykai turi būti. O kai dėl turinio kūrimo, tai iš viso čia yra fantastika, todėl kad viskas, ko tau reikia, tai yra tavo laiko. Aš turiu iPadą, turiu telefoną, turiu GoPro, bet mažai naudoju, kadangi manęs garsas netenkina. Tai ir viskas, man daugiau nieko nereikia ir tave perka tik tai tada, kai tu kuri tokį turinį, kurį žmonės nori skaityti, žiūrėti arba klausyti. Ir čia dažnai žmonės, kurie nesusidūrė su žiniasklaida, labai dažnai sako, nu kodėl ten rodo tą ir tą ir tą, nu kodėl ten visą laiką rodo, kodėl apie Sėgelų rodo, kodėl apie ten, nežinau, Karoliną Meskino arba dar ką nors. Tiesiog yra žmonės, kurie generuoja klikus, peržiūras ir yra, kurie ne. Ir rodo tuos, kurie generuoja. Ir seniai, jau labai seniai Lietuvoje, daug metų, žiniasklaida nėra jokia labdaros organizacija. Jinai rodo, pasakoja, publikuoja tai,
kas turi paklausą. Nes tai yra verslas, nes žmonėms reikia algas mokėti, reikia kažkas turi už ofisus mokėti, kažkas tai turi mokėti už tuos ten nemokamus tušinukus arba kuri virtuvėlę apelsinus atneša kažkas. Čia viskas kainuoja pinigų ir be pinigų nesidaro. Ir žinai, vienas iš dalykų, kuriuos aš pastebėjau, kad kaip labai greitai tas komercinis spaudimas, jisai sušukuoja netgi tuos žmonės, kurie galvoja, kad jie visiškai nenori tame būti. Ypatingai menininkai arba dar sakykime, kažkokia tai nori ten padaryti parodos atidarimą arba dar kažkokią knygą išleidžia ir maždaug, čia mes sukviesim, žiniasklaida ateis parašys. O kas ateis? Vat mano draugai ateis ten, ta prasme. Nebūtinai apie tave parašys, tada greičiausiai tai ne. Ta prasme, kuo tu užkabinsi, kuo tu būsi žinių sraute, kuo tu išsiskirsi, ką tu papasakosi tokio, kas bus įdomu plačiai publikai. Ir tada vat atsiranda tai, kad ir leidyboje, ir mene, ir visur reikia savos vadybos, reikia savo PR-o. Ir teatrai jau šitą išmoko. Seniai išmoko, koncertai 100%, muzika, ta prasme, irgi išmoko. Ir netgi, tai būna įdomu pažiūrėti, kad netgi liaudies muzikos kažkokia tai festivalė ar dar kažkas, kurie anksčiau buvo visiškai totaliai, kad čia mes, Jėzus Marija, čia Delfi, o Jėzau, aš Delfi neskaitau ir neskaičiau gyvenime, ta prasme. Ir žmonės, žinai, dar būdavo toksai dalykas, labai buvo juokingas, žmonės visą laiką, kai kas nors būdavo žurnale, žinai, blizgioj spaudoj, ypatingai žurnalas Žmonės arba Stilius. Aš neskaitau to žurnalo, aš visai netyčia pasėmiau, voliojosi ir pamačiau, žinai. Tai, žinai, visa Lietuva pilna, žinai, 100 000 žmonių, kurie visai netyčia kirpykloje pamatė tą žurnalą, žinai, come on. Čia šitie. Tai, jo, aš net neprisimenu, nuo ko tu pradėjai, bet matai, mane... Gerai, užbaigėm, viskas gerai. Jo, gerai, toliau jeigu šnekant apie pinigus, čia nuo koldūnų pradėjom. Ar pats kažkur investuojat ir jeigu taip ar kur? Nežinau, akcijos, kriptovaliutos? Ne, man apie investicijas būtų nekuklu kalbėti, aš esu, žinai, mane reikėtų rodyti tikriausiai, aš dabar protingesnis, išmintingesnis negu anksčiau. Todėl, kad aš anksčiau, nes dabar aš praktiškai nebesiskolinu pinigų ir stengiuosi daugiau ateityje, žinai, jokių skolų neturėti. Bet šiaip mane galima būtų rodyti jauniems žmonėms su mano spendingo ir wastingo ir visiškai neatsakingo išlaidavimo istorijom, kaip pavyzdį, kaip nereikia būti, žinai, kaip blogai atsitinka gyvenime, ypatingai kokioje nors, žinai, Britanijoje, kai laisvai gali prisiskolinti, prisipirkti dar kažką, tai aš ten galvoju, ar man tikrai reikėjo, žinai, to apynaujo bamso, žinai, kurį aš ten už didelius pinigus pirkau, ten su odinėm sėdynėm. Tai manau, kitas klausimas būtų buvęs, kokia yra keisčiausia, įdomiausia investicija, kokią esate padaręs, galbūt kokia nors tokia yra? Investicijas. Aš sugalvosiu, bet man užims minutę. Jo, jeigu apie pinigų iššvaistymus, tai tikriausiai būtų lengviau pasakyti. Man buvo įdomus dalykas, bet tai buvo labai seniai. Man buvo tikriausiai 12 metų. Aš Kaune pas savo senelius gavau darbo dažyti tvorą visą aplink sklypą. Aš nudažiau tą tvorą ir aš gavau
ten kažkiek tai tų pinigų, pagal mane tai buvo daug, tai nebuvo daug, bet kaip vaikui tai buvo daug. Ir aš tada buvau susigalvojęs mokytis italų kalbą. Man buvo 12 metų, aš sugalvojau mokytis italų kalbą. Aš buvau keistas vaikas, ta prasme, čia neatims. Ir aš nusipirkau ir žodyną pirmąjį italų lietuvių ir kažkokius tai man gavo brangius vadovėlius ir dar kažką tai. Aš išleidau tos pinigus savo italų kalbos mokslams. Tai man buvo, tai čia tikrai buvo labai keista, nes visi tikrai taip mano aplinka žiūrėjo, žinau, ką Andrius kažką tai sugalvojo, žinai, nesąmonė. Bet man italų kalba gyvenime labai, labai daug davė, labai daug padėjo ir tikriausiai gal ne tiek, gal ir kažkiek užsidirbti, bet daugiausiai tai, atvėrė dalykus, kad tu gali vat kažką tai paimti ir susigalvoti ir tam visada reikia biškį pinigų išleisti. Ne per daug. Aišku, kad yra nesąmonė, kad ten prisipirkęs gerų meškerių, tai nepasidarysi geras žvejas, arba ten gerus futbolo batus, tai nepasidarysi futbolistas ir taip toliau, nepadeda šitie dalykai. Bet jeigu kažko tai nori užsiimti, tai tokia biški investicija arba į žinias, arba į gamybos priemonės, man atrodo, kad labai gera. Tai va, tie italų kalbos žodynai ir vadovėliai, tai buvo toksai mano vaikystės investicija. Aš būčiau labai džiaugiasis, jeigu gyvenime aš ir toliau būčiau toks protingas, dėja šito negaliu pasakyti. Aha, gerai, dabar įsivaizduokit, kad rytoj atsikeliat, jums yra 18 metų, bet su dabartiniu protu. Nuo ko pradėtumėt vėl iš naujo statytis visą gyvenimą? Pirmiausiai tai nustočiau švaistyti laiką, bandydamas lakstyti paskui mergas, kurios nenori su manim būti. Apskritai gyvenime nereikia būti su tai žmonėm, kurie nenori su tavim būti. Mes jaunystėj tiek laiko išvaistom ir pastangų bandydami būti su priešingos lyties, kai kam tos pačios lyties, bet vienu žodžiu, ten su romantiniais asmenim, su kuriais mes norim būti, jei mus nekreipia dėmesio, tai mes galvom, kad mums reikia dar daugiau stengtis, kad atkreiptų dėmesį. Bet čia tokia tik detalė. 18 metų man reikia eiti kažkur tai mokytis. Aišku, priklausytų nuo to, koks tai būtų pasaulis. Ar tai būtų šiandienos, šiandienos pasaulyje, aš tikriausiai galvočiau, kur aš galiu išvažiuoti mokytis. Nes jeigu man 18, tai aš baigiau mokslus pagrindinius, ir tada man reikia kažkur tai aukštą stoti arba dar kažko tai. Ir aš tikriausiai svarstyčiau, kur aš galiu mokytis, bet ne ten, kur varo visi. Nes žinai, kuo daugiau žmonių į kažkokią tai vietą atvaro, tuo didesnė konkurencija, grūstis ir tu negauni dėmesio, ir tu negauni laiko, ir tu labai mažai gauni galimybių pasireikšti, jeigu yra didelis susigrūdimas ir konkurencija. Visada geriau būti unikaliu. Tai tikriausiai važiuočiau kur nors, kur kiti nevažiuoja. Dar pagalvočiau, kad dar žinočiau, kad tikriausiai kaip gyvenimas be pasisuktų, bet reikia kuo daugiau įgyti praktikos, darbo praktikos, bet kuriuose srityse, ir tik tada tu būsi vertingas kitiems. Viskas priklauso nuo patirties. Tai aš kokioj crazy vietoje įsidarbinčiau. Gal kalėjime, gal kokioj šuniukų prieglaudoj, gal
gal ligoninė ir dar kažkur. Tai, nu, va, Kažkur tokia. netradiciškai labai. Tai. Kur netradiciškai, jo. Ta prasme, nu, nieko blogo nėra su darbu kaip barista kaviniai. Viskas su tuo tvarkoja. Vienintelė problema, kad labai daug kas tą daro. Mhm. Labai daug kas tą daro. Pavyzdžiui, nu aš nežinau, kokiam nors ten krizių centre ar dar kam nors. Nes pavyzdžiui, iš tikrųjų, kai kažkur tai dirbi, kur kiti nedirba, aš jaunystėje dirbau, nu, man taip išėjo, aš dirbau kurį laiką prieš stodamas dar į Vytauto Didžiojo universitetą, aš dirbau batų fabrike. Aš dirbau, nu, ten, čia ilga istorija, bet, ta prasme, taip susiklostė, man reikėjo susirasti kažkokį tai darbą ir kadangi mano mama dirbo Vilniaus batų fabrike, jinai buvo dailininkė modeliuotoja ir jinai man, nu, pasiūlė, kad aš ten galiu ateiti ir aš pradėjau nuo pačios, ten, nuo konvejerio, paskui išmokau ten rankinę tą batų gamybą ir viską. Tai buvo visiškai crazy. Ir tada paskui, kai ateini jau mokytis į aukštąją, kai įstojau į univerą, tai tu jautiesi žymiai labiau suaugęs ir brandus palyginti su tais bendramoksliais. Nes jie šviežiai iš mokyklos atėjo. Jie dar netgi vietoj to, kad sakyti paskaitas, jie sako į pamokas, eisim, kada pamoka, ta prasme, taip, funny, žinai. Ir aš prisiminiau, kad, pavyzdžiui, tokių jaunų žmonių, kurie tada buvo jauni, kurie turėjo tokias patirtis, jų labai visą laiką išeidavo įdomus gyvenimo keliai. Pavyzdžiui, mano geras bičiulis Rimas Šapauskas, jisai dirbo sanitarų ligoninėje, kuri buvo Šventojo Kubo ligoninės, kuris dabar uždaryta jau yra prie Lukiškių aikštės. Ir jisai jaunas būdamas ten dirbo sanitaru, nes jo tada tėvai norėjo, kad jisai eitų mediciną studijuoti, reikėjo kažkokios tai dar patirties. Tai jisai ten ėjo, dirbo sanitaru ir ten matė ir turėjo ten po lavoninės, po skrodimo ten turėjo sutvarkyti operacinį stalą ir visokios kitokios dalykus. Labai daug fainumo ten išmoksti tokio, kurio kiti žmonės neturi. Ir nuo šitų dalykų tu daraisi labiau suaugęs ir tada, vat, man atrodo, kad aš visą laiką siekčiau praplėtinėti savo patirtis. Tas patirtis, kurios aplinkui manęs yra tas galimybės. Aš pasakiau apie tai, kad važiuoti kažkur į užsienį, bet žinot, Lietuvoje yra dabar tiek visokios įvairovės irgi ir žmonės užsiiminėja tiek visokiais crazy dalykais, kad Lietuvoje irgi labai daug ko galima išmokti. Vienintelis dalykas, kad mokantis ar praktikuojantis darbo vietoj, iš pat pradžių niekada neįmanoma tikėtis didelių pajamų. Tai geriausias dalykas, ką tėvai gali mums padaryti, tai duoti pinigų, palaikyti mus finansiškai, kol mes renkam šituos experiences. Ir visada sakau, ir tėvams sakau, kad jūs nepirkit vaikam brangių mokslų. Aišku, jeigu norit, tai pirkit, čia jūsų pinigai. Bet vaikam bus daug vertingiau, jeigu jūs jiem nupirksit galimybę turėti kažkokias tai crazy patirtis, kurios bus unikalios ir kurias jie galės atsinešti į gyvenimą. Jo, tai iš esmės bandyti kuo daugiau dalykų, plėsti savo pažinčių ratą, visokių ir matyti, kas prilips. Ir matyti, kas prilips, ir tada jau kas prilimpa, tada tą eksploatuoti. Nes čia aš pasakysiu vieną dalyką, kuris yra tikrai labai svarbus. Aš žinau, kad mes jau užtrukom, bet aš tikiuosi, kad jūs dar mane kenčiate. Gerai, tvarkoj. Yra klasikinis klausimas apie vaiką mokykloje, kuris yra dar netoks didelis ir jam labai gerai sekasi žaisti tenisą, jam žiauriai blogai sekasi su matematika. Prasme, ten vos stumėsi, jam nepatinka matematika.
Ir visais laikais Lietuvoje, o ir kitose šalyse buvo tėvam klausimas, ką tokioje situacijoje daryti, ir atsakymas aiškus, reikia matematikos korepetitoriaus. Nes ten, kur jam blogai sekasi, tai reikia pakelti. Iš tikrųjų, jam reikia teniso trenerių. Reikia plėtoti ir vystyti savo tas sritis, kuriuose sekasi geriausiai. Nes mums visiems vieni dalykai sekasi, kitiems nelabai. Aš galėčiau labai daug jėgų įdėti, bet balete, niekaip nepasiekčiau aukštumų. Ar dabar, ar prieš 20 metų, patikėkit. Ta prasme, niekaip. Va, bet kituose dalykuose man yra gerai ir man sekasi. Tai vat, šituo patikėti labai sunku ir tai veikia prieš mūsų intuiciją, counterintuitive. Todėl, kad mes esam kaip žmonės, mes esam bendruomeniški gyvuliai. Ir jeigu mes jaučiam, kad mes kažkokioje tai srity atsiliekam, ar ten pagal išvaizdą, ar pagal kažkokius tai mokėjimus ar žinias, tai mums natūraliai norisi tą atsilikimą mūsų truputį pakelt, kad mes galėtumėm būti biški labiau kaip visi. Truputėlį labiau kaip to sociumo dalis. Bet iš tikrųjų visi pasiekimai ateina ne iš tų, kurie nori būti kaip visi, o iš tų, kurie nori išsiplėšti į priekį. O išsiplėšti į priekį vienintelis šansas tai yra surasti tai, kas tau sekasi, ir ten dapilti dar daugiau degalų, kad varyti dar stipriau į priekį. Okay. Labai geras sakymas, šitas patiko man. Jeigu galėtumėt per vieną naktį išmokti vieną kokią nors naują skillą, įgūdį naują, koks tai skillas būtų? Bet taip, kad realistiškai įmanoma per naktį išmokti. Kad jau rytoj mokėtumėte. Stebuklingų būdu ar natūraliu būdu? Miegant išmokti pavykti. Nes aš šiaip tai tikriausiai imčiau kokią nors kalbą, bet aš žinau, kad kalbos neįmanoma per naktį išmokti ir mes čia apie stebuklus. Čia šituo atveju įmanoma dabar. Kadangi aš vis tiek, mano gyvenimas yra komunikacija. Ir per komunikaciją viskas atsiveria. Aš tikriausiai arba norėčiau išmokti japonų kalbą, kurią aš tik pradėjęs mokytis ir kas niekur nenusistų. Ta prasme, kažkiek aš moku daugiau hieroglifų negu žmogus, kurį mes pakalbintumėm gatvėje tikriausiai, bet tai nereiškia, kad aš galiu labai smarkiai susišnekėti, ar tai labai man naudinga. Tai arba japonų kalba, arba aš norėčiau išmokti dainuoti. Mano labai labai bloga muzikinė klausa, aš niekada nemokėjau dainuoti. Aš televizijoje šitą darydavau ant bairio, aš atsimenu, pas mane buvo atvykęs dainininkas Arvydas Vilčinskas, žinot, kuris dainavo Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, ten į laisvą Lietuvą išgrįžtu. Jisai buvo iš mano jaunystės, paskui jisai ilgai gyveno Amerikoje, paskui jisai grįžo į Lietuvą ir jisai pas mane buvo atėjęs į laidą. Ir aš paprašiau jo padainuot, aš jau žinojau, kas bus, ir aš tada pradėjau jam pritarti, reiškia, studijoje dainuodamas. Ir jisai labai žvengė, sakė, Andriau, jūs gal susiraskit kokią nors kitą hobį, bet nedainuokit. O atsimenu, mama pasižiūrėjo tada laidą ir mano mama dar tada nelabai orientavusi tame, kas yra pramoginė televizija. Sako, Andriau, betgi tu labai žinok, nusidainavai. Sakau, mama, tu manai, kad aš nežinau šitą? Tai būtų faina išmokti dainuoti. Okay. Gerai, tada pabaigai dar paskutinis klausimas. Kokį vieną žinutę ar patarimą norėtum, kad kiekvienas jaunimas pažiūrėjo šitą podcastą, išsineštų šitą mūsų pokalbą?
Tikriausiai čia būtų du dalykai. Vienas nukreiptas į mane, o kitas nukreiptas į juos pačius. Kas nukreipta į mane, tai man ir visada yra faina, kad kai žmonės nors truputėlį su manim susipažįsta, kad jie apie mane pradeda šiek tiek kitaip galvoti, negu jie galvojo iki tol. Bet tai yra normalus dalykas visiems, kas yra žiniasklaidoje, kas yra scenoje, ekrane, internete ar kitur. Nes mes ten pažįstam kaukę, mes ten pažįstam produktą. Aš nesakau, kad čia mano nuopelnas, bet man patinka, kad taip yra. Nes man taip atrodo, kad kuo daugiau žmonių mane pažįsta, tai tuo daugiau žmonių neheitina. Nes vis tiek malonu, kai priima, vis tiek malonu, kai kažkas tai vertina. Žmogaus noras būti įvertintam čia yra mūsų bazinis, tiesiog biologinis noras tokiam jau labai baziniam lygmenį. Bet čia yra apie mane, toks egoistinis pirmas. O kitas apie tuos žmonės, kurie žiūrės. Aš norėčiau, kad net tie žmonės, kuriems aš nepatinku, arba kurie mane vertina skeptiškai, arba kurie galvoja, kad aš esu ne jiems, kad jie žiūrėdami patys sugalvotų, koks yra vienas dalykas, kurio jie iš manęs gali išmokti. Aš pats šitą išmokau anksčiau, tokį priėjimą, kad ir kaip žmogus būtų atstumiantis, kad ir kaip žmogus būtų nepriimtinas, ar ne man, ar jisai nesuprantu aš jo, ar jisai labai nuo manęs skiriasi, į kiekvieną galima pasižiūrėti ir apie kiekvieną galima pagalvoti, ko aš iš jo galėčiau vienu dalyku išmokti. Ką aš iš to, ką pamačiau, galėčiau pasiimti savo. Ir jeigu jūsų žiūrovai galėtų taip pagalvoti ir nors truputėlį pasitreniruoti su tokiu skillu ir paskui šitą taikyti kitur gyvenime, tai yra labai, labai tai yra labai didelis ir geras instrumentas gyvenime. Tai kad kai tu pradedi žiūrėti į žmonės, ne kaip į tuos, nuo ko tau būtinai reikia gintis ar atsitolinti, bet pamatyti, ką aš iš jo galiu gauti emociškai arba intelektiškai, žiauriai faina pasidaro gyventi, todėl kad jautiesi, kad tu eini per gyvenimą ir tau visi viską duoda. Arba ten klausaisi kažkokio tai turinio, ar dokumentarius, ar podcasto, ar dar kažką. Ten žmogus nervina viską, bet tada tokią discipliną turėt, pasižiūrėt, ko aš iš jo galiu išmokti. Ir man atrodo, kad tai yra fantastinis dalykas, kurio aš visiems ir norėčiau palinkėti. Čia toks palinkėjimas, tai jau čia tokia pompastika, bet man atrodytų, kad būtų faina, jeigu kai kas iš žmonių pasirinktų šitą dalyką. Gerai, super, labai gražus palinkėjimas. Gerai, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Success DNA ir iki.